Salon Polityczny. Renata Wisman, dzień dobry. Naszym gościem jest Manta Sadomienas, poseł na Sejm, konservatysta. Dzień dobry, labas rytas. Dzień dobry. Ar Vytautas Landsbergis yra dar jūsų partijos moralinio autoriteto? Taip, ir partijos nariai labai aiškiai pasakė, kad jie nori jį matyti moraliniu autoritetu, o ne vadovu, kuris užsiima kasdieniais reikalais ir kišasi į tokią kasdienę partijos gyvenimo tikrovę. Jo, bet Landsbergis pasakė, kad jo tikslas buvo išjudinti partiją. Tai ar nebus taip, kad išjudins iki tol, kad bus skilimas? Ne, man atrodo, kad kadangi mes pergyvenom tiek skilimų 98-99 metais, tai turim tam tikrą imunitetą ir man atrodo partijos žmonės tą labai aiškiai suvokia. Ir čia greičiau yra kalbos tam tikros, kurios elitai ir tokios grupuotės, kurios norėjo labai patekti į valdžią ir būtinai norėjo turėti ką nors kito, o ne kubilių, jos skleidžia, bet manau, kad partija yra vieninga. Ar tiesa, kad už Landsbergį balsavo didieji miestai? Vilnius, Kaunas, kas dar? Panevėžys, taip? Panevėžys Kuo tai paaiškinti? Panevėžį, manau, kad paaiškinti labai paprasta, nes tiesų tenai partija yra praradusi savo autoritetą po Vito Matuzo kelimo, nepaisant visų jau tuo metu vykstančių bylų. O didžiausiuose miestuose, tai yra didelės organizacijos, yra labai daug žmonių, kurie labai dalyvavo partijos veikloje, bet jie nostalgiškai prisimena 90-osius metus ir jie dabar atėjo balsuoti. Tas labai aiškiai matėsi iš tiesų, kad atėjo žmonės, kurių per 4 metus, kai buvau Vilniaus pirmininkas, nebuvau matęs nė karto. Bet jie atėjo balsuoti ir daugumą jų balsavo už profesorių Landsbergį. Vytautas Landsbergis apkaltino jūs priešiškos jam reklamos gamybą ir skleidimu. Kiek pagrįsta yra? Visiškai nepagrįstas. Ir iš tikrųjų čia yra tokia gan liūdna istorija, kad kaip jo aparatas iš tiesų gali nesunkiai suklaidinti ir įstumti, ta prasme, buvo pakištas kažkokia spausdinta reklama, kuri visai nieko bendro nei su Landsbergiu, nei prieš jį nieko neturi. Ten buvo tokio vyrėjo Landsberg, Michael Landsberg, grįžimo iš Japonijos į Kaliforniją, kažkoks toksai paminėjimas, ta prasme, kad restoranas savo džiaugiasi, kad va grįžta jų šefas. Ir jam pakišo, kad čia maždaug prieš jį nukreipta. Jis, kadangi nelabai seka internetą, tai turbūt tuo patikėjo ir visiškai nepandęs išsiaiškinti, kaip ten yra, paklausė. Iš tiesų, aš su tuo nieko bendro neturiu ir tiesiog apmaudu, kad žmonės, kurie supa jį, stumia į tokią labai nepavydėtiną padėtį, kai jis paskui paskleidžia melagingą žinią. Ir dėl to jūs netapot kultūros ministrų šešėlinėje vyriausybėje. Nu taip, yra labai daug. Nes Landsbergis pasakė, kad jums trūksta politinės kultūros. Kaip minėjau, profesorius buvo suklaidintas ir... Turėt progą pakalbėti su profesoriu jūs asmeniškai, išaiškinti. Ne, paskui nebuvo progų, jis išskrido ir kažkaip jis nelabai norėjo leistis į tą pokalbį. Bet aš manau, kad dar bus progų, bet manau, kad tokius nepatikrintus teiginius neatsakinga. Dėl to kultūros eks-ministro, tai žinot, yra labai daug eks-ministrų, bet eks-šešėlinių ministrų dar nėra buvo, tai aš esu pirmas, tai irgi tam tikra. O dirbti toj srity visą laiką dirbsiu ir toliau čia. Čia, man atrodo, nereikia manyti, kad tai yra kažkoks postas, tai greičiau yra įpareigojimas, o kad niekas netrukdo dirbti ir nesant jo. Tai dabar dirbsit kaip eks-šešėlinis ministras, kultūros šešėlinis ministras, taip? Ne, aš manau, kad tuo bus tas išsiaiškinta ir bus atitaisyta. Bet jūs kreipėtės į jūsų partijos priežiūros komitetą, kad išaiškintų, taip? Tai taip. Ko jūs konkrečiai laukėte? Nes aš girdėjau, kad ten jie nelabai skuba aiškinti šitą reikalą. Na, ta visa situacija dar pakliuvo į tokį dalyką, kad kadangi vyks Vilniaus konservatorių organizacijos pirmininko rinkimai po poros savaičių, tai tokia turėti pasklistą informaciją, kad va čia yra apkaltintas ir taip toliau, yra labai paranku kai kuriems oponentams ir aš manau, kad tiesiog yra to naudojamasi to rinkiminiai kovoj. Tai yra negraži tokia politikos virtuvė, bet tikrovė yra tokia, bet kokiu atveju aš tikiuosi, kad tas melagingas teiginys bus atsiimtas. Tai kam dar yra naudingas toksai melagingos informacijos paskleidimas prieš partijos pirmininko rinkimus? Kaip manot? Na, žmonėms, kurie mėgsta apskritai drumsti vandenį ir skaldyti partiją. Daug tokių jūsų partijoje, kurie mėgsta drumsti Kaip ir visose maždaug. Ta prasme, kad partijos neišvengiamai
traukia įvairaus tipo žmonės. Vienas iš žmonių tipas, tai tos, kurie mėgsta į viršų lipti intrigomis ir šmeižtais ir kitų klastomis ir apkalbomis, o ne tokių konkrečių darbų idėjomis. Ir būtent todėl, kad jie neturi idėjų, jie tik tokiu būdu ir bando išlipti. Tai visose partijose tokių yra ir nieko čia naujo. O kaip jums patiko Ramanausko greitai eilėraštis parodija Landsbergio eilėraštį Vytautui Šapranauskui? Na, aš manau, kad visa ta istorija iš tiesų yra truputį apgailėtina ir nereikėjo, kaip pasakyti, nei profesoriui to eilėraščio skelbti, nei Algiui Ramanauskui atsako į jį ir iš tiesų... Nes dabar dar vienas etapas, nes dabar jau jaunieji konservatoriai jūsų partijos nori mesti iš partijos Puteikį. Ne, bet tai nesusijęs su eilėraščiais. Naglio Puteikio veikla prieš partiją jau nuo seno yra, kai jis praeitose rinkimuose rėmė partijos oponentus finansiškai. Jie rašo, kad už tai, kad jisai pasikėsino į Ramanauską greitai. Tikrai ne, tai prašo Delfi, ne už tai. Aha. O už ką? Už tai, kad jisai nuosekliai veikia prieš partiją ir iki to, kad rėmė finansiškai partijos oponentus praeitose rinkimuose, visiškai šmeižikiškai, taip negražiai, nepamatuotai pasisako apie bendrapartiečius ir viešoje. Ir pasakė, kad pasabijojo partijos pirmininkų rinkimų skaidrumu. Kaip pasakyti, kai tavo kandidatas nelaimi, tai kas belieka tuomet abejoti skaidrumu. Tai ką mesit jūs už tai, kad būtų išmestas iš partijos? Nežinau, čia priežiūros komiteto klausimas, bet iš tiesų Naglis Puteikis veikia labai destruktyviai ir jau seniai, ta prasme. Ir aš nežinau, ar čia, taip sakant, dabar tas metas, kai tai pribrendo, bet dabar toks atėjo santykių aiškinimas. Gerai, o ką darysit su Vareikiu, Egidijum? Jisai sustabdė savo narystę partijai. Metams, taip, girdėjau, kad metams norėtų sustabdyti. Ir iš tiesų tai toks žingsnis, kuris neleidžia tada jo svarstyti, sakykime, priežiūros institucijose jo elgesio, nes jis sustabdęs narystę. Tai aš manyčiau, kad garbingiau būtų buvę iš tiesų taip sakant... Nesustabdyti narystės. Nesustabdyti narystės, o aiškintis, jeigu iš tiesų yra atgailaujama, tai yra kitų būdų tą parodyti. Ar kaip pasakyti, ieškoti kito darbo, bet kokiu atveju nebandyti, nes sustabdymas narystės tai reiškia, kad niekas negali jo svarstyti. Ir tai reiškia, kad partija negali suformuluoti savo tam tikros pozicijos. Kaip jūs sužinojot? Iš spaudos sužinojot? Iš spaudos. Kokia buvo jūsų reakcija? Tikrai, kaip pasakyti, tam tikras suglumimas, sumišimas ir... Nesitikėjot, ar vis tik buvo kažkokių ir anksčiau? Ne, nesitikėjau, iš tiesų, pažįstu kaip tokį ramų, tikrai labai žmogų ir nors žinant tą priešistorę, bet tikrai nebūčiau patikėjęs, kad, taip sakant, ir jeigu būtų kas pasakė šiaip, sakyčiau, kad čia gal prasimanė, kad tai gali versti prievartą prieš artimuosius ir tai buvo tikrai akibrokštas. Girdėjau, kad Vareikis išsiuntė visiems Seimo nariams SMS žinutės su atsiprašymu. Jūs gavot tokį... Ne, žinokit, negavau, bet aš gal neseniai pakeičiau telefono numerį, tai gal mano senų telefono jūsų partijos nariai neturi, nes Sysas mums sakė, kad gavo tokią žinutę su atsiprašymu. Aš tikrai jos negavau. Tikrai negavau. Gerai, keičiam temą. Savivaldybės konservatoriai šiandien postkonferencijoje kalbės apie padėtį sostinėje. Kaip jūs vertinat pokyčius mūsų Vilniuje? Manau, kad pokyčiai dėja kol kas yra tik į blogą. Kas jums labiausiai nepatinka? Man nepatinka tai, kad iš tiesų nėra jokios tokio strategijos, kaip Vilniaus problemas spręsti, o yra meras Zuokas, tik kaip fokusininkas iš skrybėlės ištraukia vis didesnius, vis spalvotesnius triušius ir bando jais sužavėti publiką. Tai Vilnius veža, tai Vilnius skrenda, tai ir Lituanika, kuris jau skelbė ten darbo, nors neturi ne vieno lėktuvo, jau priiminėja į darbą ir jau 30 milijonų yra pasižadėta išleisti ir taip toliau. O iš tiesų kitais metais Vilniaus skola bus 1,4 milijardų litų. Tuo tarpu, kai konservatoriai baigė savo kadenciją prieš 2 metus, tai buvo tik 700 su virš milijonų. Ir mes ieškom būdų, kaip tą sumažinti ir teko rimtis tokių nepopuliarių dalykų, kaip ten apšviestimą šiek tiek mažinti, tam prasme, kas trečią lempą laikyti jungus. Bet tai buvo būdas, iš tiesų sustojo tos skolos augimas. O dabar yra, taip
taip sakant, švaistoma į kairę ir dešinę ir Zuokas bando kažkaip taip Vilniečių sąskaitą išlipti iš politinio kapinyno, tokiais siūlydamas visokias tokias nerealias megalomaniškas iniciatyvas ir mano supratimu tai yra visiškai blogai Vilniui. Čia ruošiasi pakeitimai miestų transportui. Kaip jūs vertinat ten įvedimą tų greitųjų autobusiukų, ekspres kažkokių? Vėlgi aš nematau tame sistemos, iš tiesų matau tokį parodomąją akciją labiau. Iš tiesų miesto transportą, kuris yra nuostolingas, bandoma gelbėti, taip sakant, uždarant konkurentus iš privataus sektoriaus, tai nėra niekada sprendimas, nes dažnai tai yra žymiai lankstesni vežėjai, kurie kuria maršrutus ten, kur yra realus poreikis, negu tas ganėtinai sustabarėjusi maršrutų planavimo sistema mieste. Zuoko vėlgi priėjimas prie transporto įkurti du tokie jo vanity maršrutai, tokie parodomieji maršrutai, kas mėnesį kainuoja keliasdešimt tūkstančių litų ir yra visiškai nuostolingi, jau 2 milijonus jie kainavo Vilniui. Ir netikiu, kad kažkaip tais pasikeis tais parodomaisiais tokiais pokyčiais, o kita vertus privatus vežėjai bus sunaikinti ir manau, kad, taip sakant, nuo to niekam nebus geriau. Tai aš iš tiesų labai skeptiškai tai žiūriu ir aš nematau tame jokios tokios strateginio priėjimo sistemos, yra toksai blaškymasis, bandymas rasti vieną akciją, kitą. Ryškiausias pavyzdys tai buvo tas Vilniečio kortelė, kuri buvo išmesta deramai neištestavus, bet kad būtų prieš rinkimus kuo pasipuikuoti, jinai buvo paleista ir sukėlė visišką chaosą. Tai va čia tipiškas visa miesto politika yra pajungiama viešiesiams ryšiams. Bet Vilniuje per 2 savaitės aš skaičiau Sostinės portale, kad užlopyta daugiau nei 4000 duobių. Tai yra ar gerų dalykų mūsų mieste? Turbūt jeigu suskaičiuotumėm taip, kasmet tas daroma ir tą reikia lopyti. Taip sakant, tai, kad galima pasakyti, kad buvo surinkta tenai 400 kg ar tonų, nežinau, kokios apimtys šiukšlių, tai taip, tai ką, ir to girtis, ar buvo nuleista į kanalizaciją tiek ir tiek kubinių litrų atliekų. Tai ar rutininiai dalykai, kuriuos turi daryti miesto valdžia normaliai, yra pagrindas girti? Gerai, o apie nerutininius, nes jau praeito sekmadienio Gedimino prospektas tapo aktyvaus laisvalaikio zoną ir tai bus kiekvieną sekmadienį. Tai tą jūs sveikinat, tai jums patinka ar ne? Taip, tai yra gražu. Tai yra gražių dalykų. Vienas kitas, bet jie neatperka to, kad iš tiesų Vilnius, iš tiesų nei veža, nei skrenda, o skrajoja padebesiais ir ritasi žemyn. Bet ruošiasi svarbiam labai įvykiui mūsų pirmininkavimo Europos Sąjungai nuo Liepos 1 dienos ir tai irgi jaučiasi. Taip, tai jaučiasi, dabar vos pajėgiau atvažiuoti iki jūsų radijo, nes Šventaragio gatvė yra uždaryta remontuojamai pirmininkavimai. O kas bus, kai pirmininkavimas praeis, liks tik skolos ir vėl tušti viešbučiai. Gal bus sutvarkytos gatvės, tikiuosi, ne vieną mėnesį jų. Viena. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį, geros dienos. Ačiū. Naszym gościem był dzisiaj Mantas Adominas, poseł na Sejm Konserwatysta.